Sveiki visi, netrukus pradėsim, dar kelias minutės skirsim kitų prisijungimui. Taip, tai yra 15 valandų dabar, tad pradėsim visuomenės informavimą apie daugiabučių paskirties pastato Varėnos rajono savivaldybėj, Matuizų seniūnijoje, Matuizų kaimo Kalno gatvėje 33 statybos projektą. Informuoju, kad yra vykdomas susirinkimo vaizdo bei garso įrašas. Susirinkimas vyks iš dviejų dalių. Pirmą trumpai pristatysime visuomeniai projektinius sprendinius, tada pereisime prie klausimų ir siūlymų dalies. Susirinkimą vesiu aš, architektas Žilvinas Gedmintas, o susirinkimo sekretorius bus Marius Brzezinskas. Visų susirinkime esančių dalyvių paprašysiu prisistatyti ir palikti savo kontaktus susirinkimo susirašymo skiltyje. Jūsų palikami kontaktai turėtų būti vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris. Šį prašymą pakartosiu prieš klausimų ir siūlymų dalį susirinkimo eigoje po projekto prezentacijos, kada galimai kada bus nauji prisijungę dalyviai. Klausimai ir siūlymai bus teikiami taip pat prisistatant. Tai pradėkime nuo esančių dabar dalyvių. Tai matau Marius Brzezinskas sekretorius prisijungęs, tada matau Mindaugas Matuiza. Mindaugai, ar galit pristatyti? Labą dieną, esu Matuizų seniūnas. Tai taip trumpai drūtai. Laimingą pavardę Matuiza. Nu, Seniūn. taip, Taip, taip iš tam gyvenime išėjo. tai jau taip. Tai žiūrėkit, priminsiu, kad palikit savo kontaktus Taip, čia atskiltyje. aišku, gerai. Taip, matau dar naujai Ačiū. prisijungusių yra. Taip, tada Rytis Krypas bus kolega architektas, projekto architektūrinės dalies vadovas. Virmantas Vinickas, matau, užsakovo atstovas. Tada dalyvis pasivadinęs Justas S. Jūs tai galit pristatyti. Jeigu nėra tokios galimybės, tai tiesiog palikite kontaktus čia atskiltyje. Nes matau, prie jūsų vardo nėra mikrofono ikonėlės, tai galimai negalit. Justas per mane gali prisistatyti. Atsiprašau, kad pertraukiau, bet gali prisistatyti per mane. Ja, Justas Skilevičius, Varėnos rajono savivaldybės turto valdymo skyriaus vyriausias specialistas. Malonu. Ir paskutinis dalyvis nesenai prisijungęs, pasivadinęs Rasa. Rasa, ar galit pristatyti? Labą dieną, ar aš girdžiuosi? Taip, girditės. Varėnos rajono savivaldybės administracijos investicijų skyrius vyriausia specialistė. Taip, ir dar matau, prisijungė Jurgita Skirevičiūtė. Jurgita, girdit mus? Jurgita. Sveiki, taip girdžiu, viskas tvarko. Ar galit prisistatyti? Jurgita Skirevičiūtė, architektūros skyriaus vedėja. Gerai, manau, galim tada kaip ir pradėti prezentaciją. Nors turbūt iš visų čia esančių galima spėti, kad yra susipažinę. Ačiū, dar vienas naujas vartotojas prisijungė. Svetlana, ar girdit mus? Labą dieną. Labą dieną, girdžiu. Labą dieną. Svetlana, ar girdit mus? 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 Svetl
Labą dieną, Svetlana, ar girdit mus? Girdžiu, labą dieną. Ar galit prisistatyti? Taip, Varėnos savivaldybės administracija, investicijų skyrius. Malonu. Mes jau buvom be pradėda prezentaciją. Gerai. Nu, dabar va čia mes visi po truputį renkamės. Mhm. Aš gal jau pavyškai ir pradėsiu tą prezentaciją, tai pradėsim tada nuo skaidrės apie situaciją. Tai statybos sklypas yra centrinėje Matuizų kaimo dalyje, Varėnos rajone, šiaurės rytų kryptimi nuo Varėnos miesto, ribojasi su Kalno ir Vilties gatvėmis. Sklypų kvartale dominuoja mažaaukščiai 2-5 aukštų daugiabučiai, daugiausia plokščių stogų konfiguracijos. Užstatymo tipas mišrus kiliminis. Sklypų prieigas ir privažiavimus organizuojant bendromis kvartalo vidaus gatvelėmis. Sklypo ribos yra netaisyklingos formos, orientuotos ilgomis kraštinėmis šiaurės pietų kryptimis. Esamoje situacijoje sklype yra likusios skirtingo nebaigtumo lygio 2 daugiabučių pastatų konstrukcijos. Sklype esanti nebaigta statyba 2 aukštų su mansardiniu aukštu, orientuota pagal Vilties gatvės ašį. Pagal turimus duomenis veikiančių ir eksploatuojamų inžinierinių tinklų sklypo ribose nėra. Pagal faktą privesti iki sklypo ribos tinklai galimai reikalautų rekonstravimo darbų, todėl projekto rengimo metu bus vadovaujamasi naujai išduotomis techninėmis inžinierinių tinklų operatorių išduotomis prisijungimo sąlygomis. Nėra nurodytų ir ar įrengtų tiesioginių įvažų į sklypą. Artimiausia sklypui Vilties gatvė yra D kategorijos vietinės reikšmės 4 kategorijos kelių apsaugos zona, nuo kelio briaunos 3 metrai į abi pusės. Sklype dominuoja stichiškai augantis brūzgynai ir krūminiai želdiniai. Atliktoje sklypo toponuotraukoje vertingi medžiai neidentifikuoti. Vadovaujantis specialiaisiais architektūros reikalavimais išduotais šių metų birželio 26 dieną, didžiausias leidžiamas pastato aukštis sklype yra 12 metrų. Sklypo maksimalaus užstatymo tankis iki 40%. Mažiausias želdiniams skiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto ne mažiau negu 30%. Sklypas nepriklauso nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos teritorijoms ir jame nėra esančių nekilnojamo kultūros paveldų objektų. Vadovaujantis registrų centro duomenimis, sklype nėra numatyta plotų su registruotais servitutų apribojimais. Apsaugos zonos sklypo ribose lauko tinklam ar kitiem objektam nėra nustatytos ir bus taikytinos tik naujai projektuojamiems lauko tinklams. Sklype esančiai nebaigtai statybai rengiamas griovimų projektas. Taip, dabar šiek tiek informacijos apie sklypą. Tai pažintiniai duomenys būtų apie žemės sklypą. Adresas Kalno gatvė 33. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklypo plotas yra 0,3 hektaro ir nuosavybė panaudos sutartimi Varėnos rajono savivaldybė. Dabar šiek tiek pažintinių duomenų apie projektuojamus statinius. Tai statybos rūšis yra nauja statyba. Statinio naudojimo paskirtis gyvenamieji pastatai, daugiabučių paskirties pastatai. Statinio kategorija ypatingi statiniai, projektuotojas projektų rengimo biuras, statytojas Varėnos rajono savivaldybė, nuosavybė bus taip pat Varėnos rajono savivaldybės, o užsakovas yra Varėnos rajono savivaldybės administracija. Taip, tai dabar šiek tiek apie projektuojamus statinių sąrašą. Tai ypatingas statinys bus numeris 1 daugiabučių paskirties pastatas. Matome jį čia. Tada turime pastatą numeris 8. Randasi čia ir tai bus dviračių stoginė. Sekantis statinys bus numeris 9. Tai bus stoginė, jinai skirta laisvalaikiui gyventojų. Tada turėsime automobilių parkavimo aikštelę numeris 3 šioje vietoje.
Privažiavimas numeris 10 šitoje vietoje. Žaidimų aikštelė numeris 5 randasi čia. Sporto aikštelė numeris 7. Lauko sporto įrenginių aikštelė. Ir projektuojamus pėsčiųjų takus. Taip, tai galbūt dar apžvelkime bendruosius statinio rodiklius. Tai sklypo plotas, kaip ir minėjau, 3000 kvadratų. Užstatomas plotas pastatų yra 753 kvadratai. Sklypo užstatymo tankis procentais yra 24,8. Sklypo užstatymo intensyvumas yra 54,5 procento. Apželintas sklypo plotas bus 42 procentai. Vandenių nelaidžių dangų plotas procentais bus 33 procentai. Apie daugiabutį pastatą, tai, kaip ir minėjau, užstatomas jo plotas yra 730 kvadratų, pastato bendrasis plotas bus 1658 kvadratai, naudingasis plotas tiek pat, pastato tūris 6750 kubinių metrų, aukštų skaičius 3 ir pastato aukštis nuo vidutinės esamos žemės altitudės bus 11,21 metrų. Tada būtų skaičius bus 30 būtų, iš jų vieno kambario bus 12 būtų ir daugiau negu 2 kambarių 18. Energinio naudingumo klasė bus A++, pastato akustinio komforto sąlygų klasė C, statinio atsparumo ugniai laipsnis 1 ir bendras žmonių, tai yra gyventojų, skaičius bus 81 gyventojas. Dar šiek tiek pakalbėkime apie sklypo susisiekimo komunikacijų sprendinius. Tai yra planuojama viena tiesioginė 5,5 metrų pločio įvaža į sklypą jo šiaurės rytinėje dalyje. Papildomas privažiavimas numatomas per už sklypo ribų šiaurės vakaruose esančią įvažą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų kvartalą. Šią įvažą planuojama įrengti kartu su projektuojamo daugiabučio automobilių parkavimo aikštele. Šis privažiavimas skirtas žmonių su negalia prieigai prie pastato. Pėsčiųjų takai numatomi palei Vilties gatvę. Takų atsišakojimai parenkami palei parkavimo aikštelės ir patekimus į pastatą. Numatoma takų danga, betoninės trinkelės. Projektiniai sprendiniai už sklypo ribų. Tai čia projektiniai pasiūlymai už sklypo ribų apima dalies daugiabučiai skirtos šiaurės vakarinės automobilių parkavimo aikštelės įrengimą, kartu sutvarkant ir bendrą įvažą į daugiabučių kvartalo teritoriją. Sutvarkymo darbai apimtų asfaltbetono dangos ruožo įrengimą, parkavimo vietų nužymėjimą, pažeistos vėjos atkūrimą ir kelio bortų įrengimą. Sklypo sutvarkymo sprendiniai. Tai čia zonavimas būtų toks. Sklypas zonuojamas į plotus, kurie skiriami užstatymui daugiabučio pastatų ir jo gerbūviui centrinėje sklypo dalyje ir į parkavimo aikštelių plotus. Parkavimo aikštelės numatomos sklypo rytinėje ir vakarinėme pakraštyje, numatant norminius atstumus nuo jų iki daugiabučio pastato. Šiaurinėje dalyje numatomos pastato prieigos. Čia organizuojami pėsčiųjų takų atsišakojimai į 2 pastato patekimus, kuriais formuojami žalieji plotai skirti poilsio stoginiai, lauko sporto ir dviračių laikymui. Į šiuos žaliuosius plotus orientuojamos ir pirmojo aukšto būtų terasos. Pietinėje dalyje siekiama išlaikyti žaliąjį plotą, jo neskaidant takais, kuriant daugiau ploto privačių terasų naudojimui. Centro ir rytinėje dalyje pozicionuojama vaikų žaidimų aikštelė, siekiant kuo ilgesnio natūralaus aikštelės insuliavimo. Apie dangas, tai kaip ir minėjau, pėsčiųjų takam numatomas betoninių trinkelių grindinys, lauko sporto įrenginių ir vaikų žaidimų aikštelių danga EPDM granulių gumos, sklypo sutvarkymo sprendiniai parengti siekiant turėti optimalų nelaidžių dangų plotą.
Ir apie gerbūvį šiek tiek, kad sklype projektuojama gyventojų poilsio stoginė ir lauko sporto įrenginiai. Šalia vaikų aikštelės numatomi įrengti 2 vienetai suoliukų su šiukšliadėžėmis. Aš čia norėčiau tiesiog įsiterpt, kad pati programa mane įspėjo, kad per 10 minučių gali atsijungti susirikimas, tai jeigu taip įvyktų, tai prašau prisijungkite tuo pačiu, tą pačią nuorodą. Taip, sekanti skaidrė bus tada apie jau pačią planinę struktūrą. Tai pradėsim nuo rūsio plano. Tai pastate numatomas rūsio lygis, kuriame išdėstama 30 vienetų buitinio sandėliavimo patalpų ir kartu su jais įvadų patalpos. Patekimas projektuojamas per 2 vidaus ir 1 lauko laiptinę. Lygis pasiekiamas ir pastato keleiviniais liftais. Tai liftus matot šiuose vietose, vidaus laiptinės matosi ir 1 lauko. Lauko laiptinė tačiau bus skirta labiau tinklų operatoriam patekti į vadų patalpas. Taip, tada sekančioje skaidrėje matome 1 aukšto planą. Trumpai pasakysiu, kad pastate yra projektuojama 12 1 kambario butų, 9 2 kambarių, 6 3 kambarių ir 3 4 kambarių butai. Įėjimai į pastatą numatyti taip, kad tenkintų norminius atstumus tarp pastato ir automobilių parkavimo aikštelių. Jų ir laiptinių orientacija parinkta šiaurinė dėl geresnių būtų gyvenamųjų patalpų insoliavimo. Minimalūs praėjimo pločiai nustatyti pagal gaisrinės saugos ir statinių prieinamumo reikalavimus. Pastate numatomos 2 3 laiptatakių laiptinės, kurių švarus plotis yra 1,20 m. Laiptinių laiptatakiai projektuojami palei jų centre numatyto lifto šachtos sienas. Laiptinių konfiguracija parinkta taip, kad pastato aukštų planas būtų kartotinis be skirtingų būtų tipų. Lifto padėtis pastate numatoma taip, kad būtų sudaromas reikiamas lifto aikštelės atstumas iki lifto durų pagal lifto keliamą galią. Matome, kad 1 aukšte projektuojami žmonėms su negalia adaptuoti butai. Tai iš esmės adaptuoti yra šis butas, šitas, čia esantis butas ir čia. Tai visumoje galima trumpai pasakyti, kad po 1 iš kiekvieno tipo būtų. Tada šioje skaidrėje matome 2 ir 3 aukštų planus. Jie iš esmės yra kartotiniai, tačiau vaizdelis bus bendras abiem. Čia trumpai galima būtų pasakyti, kad būtų tipai pagal kambarių skaičių. Rasa, gal gali pats mane atbėgt, paklausyt. Atsiprašau, Svetlana, gal galėtumėt užsitildyti. Gerai, išsijungiu. Ačiū. Būtų tipai pagal kambarių skaičių pastate grupuojami ir gretinami. Patekimai į butus projektuojami su minimaliai leistinais koridoriais. Gyvenamieji kambariai kompaktizuojami taip, kad mažinti tik praėjimo funkcijai skirtą plotą. Virtuvės būtuose parenkamas atviro tipo, gretinamos su bendraisiais kambariais. Ir pozicionuojamas arčiau sanitarinių mazgų, kad mažinti inžinierinių tinklų stovų skaičių. Sanitarinės patalpos numatomas arčiau patekimo į butą. 4 kambarių butų tipas projektuojamas su 2 sanmazgais. Visi butai projektuojami su balkonais, 2 kambarių butų tipo atveju su patekimu iš miegamojo kambario, o likusių atveju iš bendrojo kambario. Šiame vaizde matote pastato pjūvį,